Tai įvyko visai neseniai. Dar prisimena tėvai ir seneliai. Taigi, viename mažame, o gal ir nelabai Lietuvos kaimelyje gyveno berniukas Jonas ir jo sesė Eglutė. Jie mėgo klausytis senelės pasakojimų apie stebuklingus žibintus, kurie paslaptingai stovėjo seniausioje kaimelio gatvėje. Visi žinojo, kad jie užsižiebdavo svarbiausiais tautos laisvės siekimo momentais. Senelė sakė, kad šie žibintai yra ypatingi. Jie ne tik šviečia tamsoje, bet ir pasakoja istorijas apie žmonių drąsą, vienybę ir meilę savo šaliai. Vieną žiemišką sausio vakarą, kai visa žemė buvo apsnigta, o žvaigždės danguje švietė kaip maži žibintai, šaltą sausio 13-osios naktį Jonas ir Eglutė su senele išėjo pasivaikščioti. Kaime visi degino mažas žvakeles languose, kurios švietė kaip mažos vilties švieselės. Tik žibintai dar skleidė nedidelę šviesą. Senele, ar tie žibintai dar šviečia? Paklausė Jonas. Žinoma, šviečia, nusišypsojo senelė. Tik jų šviesa matoma tada, kai žmonės prisimena, kaip svarbu saugoti tai, kas brangiausia. O kodėl visi degina žvakutes? Smalsiai paklausė Eglutė. Todėl, kad prieš daugelį metų žmonės susibūrė drauge, kad apsaugotų savo laisvę. Jie stovėjo drąsiai, net kai buvo labai sunku. Ir jų šviesa nugalėjo tamsą, paaiškino senelė. Jonas ir Eglutė nusišypsojo, susižvalgė ir staiga abu pajuto keistą širdelės virpėjimą ir šilumą. Atrodė, tarsi viduje sužibėtų mažas žiburėlis. Senele, man atrodo, aš jaučiu savo žibintą. Nudžiugo Jonas. Taip, vaikeli, ji šviečia, kai tu supranti, kad svarbu rūpintis savo šalimi ir mylėti kitus. Atmink, kiekviena gera mintis ir drąsus poelgis padeda tam žibintui spindėti ryškiau. Grįžę namo, Jonas ir Eglutė uždegė savo mažą žvakutę lange. Jie žinojo, kad jų žibintai šviečia ne tik jų namuose, bet ir prisijungia prie didžiulės šviesos, kuri jungia visus gerus žmones. Nuo tos dienos, kiekvieną sausio 13-ąją, Jonas ir Eglutė prisimindavo, kad paslaptingų istorinių senųjų žibintų šviesa niekada neišnyksta. Ji gyvena kiekviename iš mūsų, kai mes rūpinamės vieni kitais, savo šalimi ir niekada nepamirštame svarbiausių vertybių – meilės, drąsos ir vienybės.